Labas vakaras Lietuvos televizijos žiūrovai, jūsų ekranuose vėl Utenos pramogų arena, 3 kilimai ir Europos imtynių čempionato dar vienas finalų vakaras. Šiandien kovas tęsė moterys ir per artimiausias 2 valandas jūs išvysite 12 kovų dėl žemyno bronzos medalių ir dėl žemyno čempionių vardų 4 svorio kategorijose. Greta manęs Lietuvos imtynių federacijos viceprezidentas Giedrius Dambrauskas. Labas vakaras, Giedriau. Labas vakaras. Ir jau matome pirmasis šio vakaro kovų dalyves. Tai Suomijos sportininkė Arijanė Savola, jai 22 metai, ir Tatjana Hurnovič, Baltarusijos imtynininkė. Tai svorio kategorijos iki 48 kg mažojo finalo kovos dėl bronzos medalių, būtent šios dvi kovos dalyvės. Na, kol sportininkės ruošiasi kovai ir galų gale bronza, tai ne finalai, galbūt ir dėmesio šiek tiek mažiau, galbūt apie tas dvi mūsų merginas, kuriom šiandien dėja irgi nepasisekė. Abi mūsų imtynininkės buvo priverstos pasitraukti jau po pirmųjų kovų. Kaip nebūtų gaila, kiekvieną kartą prieš pradėdant kalbėti apie mūsų imtynininkus tenka pradėti nuo žodelio dėja. Dėja, šiandien vėl nebuvo pelnyta nei viena pergalė. Kaip minėjau, preliminariai turėjo imtyniauti mūsų 3 imtynininkės, bet 48 kg svorio kategorijoje besiruošiantį varžyboms Justina Aldusevičiūtė prieš pat startą susirgo, jai pakilo aukšta temperatūra ir jinai tiesiog negalėjo išeiti ant kilimo. Treneriai nusprendė, kad vis dėlto sveikata yra brangiau, galvoju, kad visiškai teisingai pasielgė. Tai, kad šiandieną mes matėm savo šalies atstovas 55 kg svorio kategoriją imtyniavo Aistė Balčiūnaitė, kuri savo sportinį kelią pradėjo Šiaulių rajone, Gružiuose, pas trenerį Vidmantą Budraitį. Šiuo metu, kaip ir dauguma mūsų imtynininkų, treniruojasi vadovaujamas Aivaro Kaselio Šiauliuose. Ir pradėjo visai neblogai dvikovą su Italija Mingučija, tačiau vis dėlto patirties toka galbūt vėl treniruotumas ir taip, kad Italijos persvara išryškėjo būtent antro kėlinuko pabaigoje, pirmas irgi minimaliai baigėsi minimalią persvarą. Taip, kad vis dėlto Aistė Balčiūnaitė, kaip nesistengtų, teko jai nusileisti savo priešininkiai ir pergalė buvo užskaityta Valentinai Mingučiai. Aistė šių varžybų, tokio rango varžybų debiutantė, pirmas jos Europos čempionatas buvo. Taip, nors Aistė jau 2 kartus yra laimėjusi Lietuvos suaugusių čempionatą, bet dėja, sakiau, tokio rango varžybose trūksta patirties ir tas labai ryškėja, būtent čia, kada tenka išeiti, gan gausiai, kad ir gausiai palaikė ją mūsų sirgaliai šiandien ryte, bet vis dėlto matyti jėgos dar buvo nelygios. Dar labiau nepasisekė 72 kg kategoriją imtyniavusiai Teresei Žvingelaitei, kuri treniruojasi Kaune pas trenerį Arūną Paplauską. Jau pačioj susitikimo pradžioj jinai papuolė į pavojingą padėtį. Turkija Singe Yilmaz realizavo savo pranašumą gan greitai ir praktiškai per pusę minutės mūsų šalies sportininkė buvo paguldyta ant menčio. Na dabar kągi, galime atkreipti dėmesį į kilimą. Čia, kaip jau minėjau, Suomijos ir Baltarusijos atstovės, pati lengviausia svorio kategorija ir atrodo, kad tempas bus pakankamai greitas, nors bent jau pirmoji pusė minutės priminė 2 lygiaverčių varžovių stovėseną ir atrodo, kad nei Arijanė Savola iš Suomijos, nei Tatjana Hurnovič iš Baltarusijos rimtesnių veiksmų nebuvo linkusios imtis. Na, matomės vėl visiškai 2 skirtingų mokyklų atstovės. Kaip aš minėjau, kad Skandinavijoje moterų imtynės yra labai populiarios, jos ten vyksta nuo labai ankstyvo amžiaus, vaikų, jaunimo amžiaus grupėse, susirenka labai daug dalyvių ir pakankamai daug žiūrovų. Ir net pačiam kartais tenka stebėtis, kad tokiose šalise tiek daug nedėliuose miesteliuose tos pagrindinės varžybos vyksta ir labai daug žiūrovų pritraukia. Na va, bet šiuo metu Suomijos imtynininkai tenka daugiau gintis nuo savo priešininkės iš Baltarusijos, bet jinai tai daro ganėtinai sėkmingai ir žiūrėkit, praėjus minutė 30, likus mažiau negu pusę minutės iki kėlinuko pabaigos, jinai vėl stabdo savo priešininkės ataką, numuša ją žemyn, prispaudžia prie kilimo ir matot, 19 sekundžių, aišku, tai yra pakankamai laiko atlikti vieną ataką, paruošti ir atlikti.
Viena ataka. Arba ta viena ataka viską lems, arba tas burtų traukimas ir vėlgi galimybė paimti varžovę kilimo viduryje už abiejų kojų. Priminsiu, kad moterų imtynės vyksta pagal laisvų imtynių taisyklės ir esant rezultatui 0-0, kaip būtent šioje dvikovoje kilimo arbitras eina prie vyriausiojo teisėjo, kilimo vyriausiojo teisėjo staliuko ir traukia raudoną kamuoliuką ištraukė šį kartą. Vieną iš dviejų traukia, vienas raudonas, kitas mėlynas, būtent ir šiuo metu buvo pakeltas į viršų raudonas kamuoliukas, tai reiškia, kad imtynininkė su raudona triko, Suomijos imtynininkė turi teisę tęsti kovą, dviem rankom užkabino savo priešininkės koją. Ir matom, puikiai realizuoja. Prasilenkus taip. Prasilenkdama numušė savo priešininkę į taip vadinamą parterį, kada priešininkė liečia keliais ir rankomis kilimą, užfiksuoja šią padėtį ir vienas taškas Suomijos imtynininkė. Ir pergalė pirmajam kėlinyje. Gal trumpai priminsiu, kaip vyksta pagal kokias, kaip skaičiuojami taškai ir kaip nustatomas nugalėtojas dvikovoje. Tai, kaip žinote, yra 2 kėlinukai po 2 minutės. Kol galite grožėti šito puikių veiksmų, mes kol kad 2 kėliniai po 2 minutės ir jeigu ne viena iš priešininkius, neišryškėja ne vienos iš imtynininkių pranašumas per šitos kėlinukus, tai yra jos pasidalina po pergalę, tai yra skiriamas trečias papildomas kėlinukas. Ir visiškai jeigu vieno kėlinuko rezultatas lygus, jeigu 0-0, tada štai burtai, kurias mes neseniai matėme. Taip. O jeigu 1-1, 2-2 arba 3-3? Tai jau galioja paskutinio veiksmo taisyklė, arba jeigu yra rezultatas didesnis, tada žiūrima, ar kokios aukštesnės, didesnės įvertinimo buvo, vienu žodžiu, veiksmo metu uždirbo viena iš imtynių. Sakykime, jeigu jinai turėjo įvertimą 2 ar 3 taškų, o jos priešininkė turėjo mažesnius įvertimus po 1 tašką, tai jinai turi pranašumą šiuo atveju. Kągi, šioje svorių kategorijoje jau ryški lyderė ir tai yra Azerbaidžano garbę ginanti Marija Stadnik. Mes ją pamatysime finalo dvikovoje. Azerbaidžanietė čia lyg per sviestą ėjo nuo pat pirmųjų varžybų etapų, nuo pat pirmųjų susitikimų. Ir praėjusio Europos čempionato, praėjusių metų pasaulio čempionė, dar pernai jį dalyvavo jaunimo grupėje. Ir čia taip pat Vilniuje kol kas jį neturėjo savo lygių, visos pergalės ir kelialapis į finalinę dvikovą. Na čia ką, lieka viena mažiau negu 1 minutė iki antrą kėlinuko pabaigos. Nusprendė nebelaukti burtų Suomijos imtynininkė, pradėjo daug aktyviau imtyniauti ir matėme jos tokią, pasakyčiau, gan neblogą ataką. Pačiai pradžioje, bet taip pat Baltarusijos imtynininkė imtyniauja, nedaug trūksta, kad išstumtų savo priešininkę. Taip, kadangi... Gavo tašką. Taip, jinai išstumė savo priešininkę už kilimo ir taip pilnai užtenka, kad būtų šis veiksmas vertintas 1 tašku. Baltarusijos imtynininkė pirmauja. 1-0. Suomijai dabar reikia arba išlyginti, nes jeigu tokiu rezultatu pasibaigtų, tai tada kėlinukų rezultatas jau būtų lygus. Dabar į kitą pusę. Ta pati daro, ką tik darė Baltarusija, dabar Suomija bando išstumti savo oponentę. Na, tolokai dar kilimo kraštas. Nors jau pažiūrėkit, imtynininkė zonoje taip. Pranašiški buvo Saulenio žodžiai ir būtent Suomijos imtynininkė atliko labai panašų veiksmą. Išnaudojo persvarą, kadangi ir sugebėjo savo priešininkę išstumti už kilimą. Triukšmas beveik kaip vyrų varžybose. Moterų, man atrodo, antras finalų vakaras, kol kas tiek publikos palaikymo čia nėra buvę. Nu, matot, labai daug sirgalių iš Baltarusijos yra atvykusi ir tas jau jaučiasi tribūnose. Lieka 2 sekundė, taip, neužteko laikas. Laikas, gal kelių sekundžių neužteko, nes puikų paėmimą turėjo Baltarusijos imtynininkė ir matom Suomijos imtynininkės džiaugsmas. Gal šiek tiek net netikėtai. Netikėjo iš pradžių tokia savo sėkmė Suomijos imtynininkė ir prašau. Kągi, Baltarusijos garbę pernai gynė Julija Starovoitova, ji buvo 17, o Suomijos atstovė šioje svorio kategorijoje irgi buvo kita. Hajer Aštienė ir ji pernai užėmė 9 vietą. Taigi šiemet Suomė Tarjanė Savola žengia gerokai aukštyn ir savo šaliai iškovoja bronzos medalį. Man atrodo, kad pirmas Suomių medalis šiame Europos čempionate. Taip, tai yra pirmas Suomijos bronzos medalis. Na, matome šią užgrėmimą, kokį atliko Suomijos imtynininkė. Taip, jinai pramušusi rankas. Vis dėlto realizavo tą, kad jos kūno padėtis buvo gerokai žemiau negu jos priešininkė ir sugebėjo keliais žingsniais, keliais pastumimais iš